Dėl ekonominio sunkmečio vis mažiau žmonių leidžiasi į keliones kruiziniais laivais. Tačiau krizė smogė ne visiems. Trumpas kruizinės keliones organizuojančios laivybos bendrovės sako išgyvenančios pakilimą. Tallink – viena didžiausių laivybos bendrovių šiaurinėje Baltijos jūros dalyje. Keltai Jūra 19 kursuoja tarp Latvijos, Švedijos, Estijos ir Suomijos. Vienas populiariausių maršrutų – Talinas – Helsinkis. Vien šios laivybos bendrovės keltai per parą tarp Talino ir Helsinkio kursuoja 14 kartų. Daugiausia keleivių iš Suomijos. Šioje linijoje Suomiai sudaro daugiau kaip 90% keleivių. Suomiams kelionės į Estiją įprastos. Dauguma jų pas kaimynus vyksta tiesiog apsipirkti pigiau. Suomiams čia važiuoti apsimoka, nes kai kas pas mus yra pigiau. Paradoksalu, bet atvažiavę į Estiją, jie perka Suomijoje pagamintą šokoladą. Daug perka sūrių. Vienas iš Suomijos turistų akcentų didelis lagaminas. Ir žinoma, alkoholis. Kelionės kitomis kryptimis aktyviai renkasi ir švedai, estai, rusai ir latviai. Tarp Tallink keltais plaukiančių keleivių yra ir 2% lietuvių. Nors per ekonominį sunkmetį didieji kruiziniai laivai aptuštėjo, trumpos kelionės keltais tapo kaip niekada populiarios. Prieš porą dešimtmečių Tallink keltais per metus keliaudavo apie 170 000 keleivių, o pernai jų buvo apie 9 milijonus. Per ekonominį sunkmetį keliavimas tapo prabanga. Mūsų siūlomas keliavimo būdas tiems žmonėms, kurie nenori atsisakyti kelionį, finansiškai yra prieinamas. Tai netolimos ir nebrangios kelionės, todėl keliauti galima visą šeimą. Pavyzdžiui, bilietas Ryga-Stokholmas-Ryga vienam žmogui kainuoja nuo 100 litų. Šią sparčiai įsisiūbuojančią liniją pastaraisiais metais itin pamėgo ir lietuviai.